Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Dasipirkau dar 2 panelės. Dabar laikinai jas sujungsime, pasižiūrėsim, ar užteks man čia sujungimų laidų ilgio, ten tokia 4:1. Bandysim pajungti kai kuriuos dalykus namie nuo saulės panelių. Kol dar niekur nevažiuojam, ant stogo mašinos nestovi, tai pabandysiu panaudoti praktiškai, kad negulėtų veltui. Aš bijojau, kad kada prisipirkau panelės dar 2 ir paskui nusipirkau 4 laidai, 4:1, kad man va šito atstumą per trumpi laidai, kad nuo 1 iki 4 čia nepasieks, bet žiūriu, kad viskas gerai. Aš galvoju, čia šitie laidai po pusę metro, o tai jie po metrą. Labai gerai. Nu, paskaičiavau, taip ant ribos viskas buvo. Viską užsisakiau. Šitos užsisakiau iš AliExpreso. Neatsimenu. Kapeikos kainavo 3 kartus pigiau negu pas mus. Panelės čia Lietuvoje man atvežė, nes aš jų ten neradau. Tai vis tiek pigiau negu parduotuvėje. Pirmosios 2 kainavo. Čia vienodos Max, bet gamintojas tas pats, tik tai skirtumas, kad jau kitokios truputį smulkesnės eina. Kaip dabar pakelti negaliu paskui. Vienu žodžiu, čia seno tipo, čia naujo tipo jau. Visos pačios, tai kainavo vis tiek kažkur tai. Kiek čia senas mokėjau prieš metus, gerus jo 118 už vieną, o dabar 106 už vieną. Jinai geresnė ir pigiau, dar ant 12. Na, aš iš rankų pirkau, ne iš parduotuvės. Naujas. Tai nežinau, kur jie gauna, gal čia iš Europos Max, kažkur AliExpresse kažkaip jų nėra. Dabar reikia sukti mašiną, pastatyti jas ir kažkaip tai pajungti. Vienas laidų ieškoti. Taip. Čia aš sujungsiu viršui. Nežinau, gal kaip nors užteks. Eksperimentuojam dabar 4, pažiūrės, kiek amperių duos prie tokios saulės, kaip čia sujungti. Nes aš laikinai, jos stovės grinai ant mašinos stogo, taip kaip dabar guli. Jos į plotį tip-top ir į ilgį tip-topą, kaip tik ant šitos mašinos. Nu, šita Peugeot, ne, čia biškai per mažas stogas būtų išlindę. Čia būtų jau kažkur tai turbūt iki va čia ėję. O ant tos turi būti kaip tik. Matavau viską. Tai va. Šiandien gera saulė, tai galima pabandyti, pasižiūrėti, pabandysiu ant kokių tai automatų, pajungsiu, nu, kokių tai patalpų namie. Žiūrėsiu, kaip čia viskas. Nes ateity tai ne ant stogo dėsiu, nes stogo dar ilgai čia keisti reikia jį. Bet čia keisis konstrukcija namo, o reikės va čia statyti stogelį virš šitos patalpos nameliai, nes ne po stogu stovi, nelabai gerai yra. Ir ant jos tada saulės panelės. Ir krausim kaip tik mašiną.
ir tada sujungsiu su namu. Nu, o jeigu pritrūks, aišku, ir paskui ant stogo jau vėliau. Nu, bet čia jau toli matytis, laikas parodys. Gal po kelių metų, po 3-5, viską tą įgyvendinsiu. Kad būtų pinigai, tai būtų už 2 mėnesių padaryta viskas. Tai va. Nu va, jos skiriasi. Vienas mėlynas, kitas juodas. Aš nežinau, gal čia monokristalas, čia polikristalas. Nu, gerai būtų visas vienodas, būtų gražiau, bet nieko ant stogo nesimatys. A jeigu monokristalas ir poli, tai irgi gerai. Vienas atliks vieną funkciją, kitas kitą. Na, gal tiesiog šitą naujesnės, va šitas daugiau va, šitų plokštelių. Nu kaip čia mažiau. Nežinau kurios, vienu žodžiu, plius minus abi vienodai atlieka funkciją savo. Taip, 4 po 160 vatų. 160, tai 640 vatų. Nu, grubiai pusę kilovatų turiu gauti iš jų, kaip prie geros saulės. Dabar čia pavėsis, čia nesvarbu. Dabar bandom jungti. Taip, padariau, laidai pasiekė. Nes ardyt nesinori čia nieko. Dabar reikia pakeisti va šitos automatus. Į va šitos. Čia yra DC. Pastoviai srovė, čia kintamai. Nu, funkcionuoja ir su šitais normaliai, bet šiaip negalima, negerai yra. Čia 2 akumuliatoriai, čia ne 2 amperai. 2 akumuliatoriai, 3 akumuliatoriai nameliai. O čia mašinai. Galiu pajungti tik ant šitų nuo saulės panelių, galiu nuo šitų, galiu ant abiejų. Čia atjungt saulės panelės. Nu, vienu žodžiu. Va taip. Šitą reikės padaryti. Ir tada galima bus jau jungti viską. Nu va. Sujungiau taip laikinai MPPT kontrolerį. Kitą nupirkau 60 amperų, atrodo, čia su šitų Bluetooth'u, Wi-Fi. Žiūrėsime. Bandysim. Taip. Kažkaip dar nustatyti. Man čia. Tak. Nu ką? O. 5 amperai. Krovimas čia eina ar čia neina? Neaišku dar. Čia mirksi. Reikės pasižiūrėti. Taip, saulė šviečia. Va, beveik pilnai. Kaip sakam, šešėlio biškį tik duoda čia. Man atrodo, kad akumuliatoriai pakrauti, dėl to nieko ten mirksi ir nerodo. Reikia apkrovą duoti. Kas nors yra. Oi. Pasižiūrėsime. Pakrauti. Tak, akumuliatorių reikia pakrauti, pastatyti ir pasižiūrėti tada. Nu va. Taip. Kišim. Taip. Nu va. Kas čia pas mus? Jo, mirksi. Eina krovimas, 13,8 šaudo. O čia, kad saulės panelės nepriima. Gal tikrai pakrauta? O, pradėjo 9,2. Amperai 8,9. Jo. Dar nedaug, nes kampas neteisingas panelį, gal ir dar purinas reikia plauti. 9 amperai. Akumuliatoriai, kada pakrauti, jis nerodo. Vėl atsijungia. Reikia pasižiūrėti. Gal ta baterija pasikrovus, jinai irgi pilna buvo. Gal atsijungia. Nu ne, irgi sikrauna.
Gal akumuliatoriai tikrai pilni. Nu, vėl krauna. Normaliai. Visada krauna akumuliatorius, jam per silpnas galingumas. Apkrova per silpna. Reikia kažką tokio kilovato pakrauti, 1,5 kilovato, ką nors surasti. Taip, atsinešiau feną, va. Tai pažiūrėsime jo galingumą maksimalus. 2 kilovatai, atrodo, va čia parašyta. 2 kilovatai, 2000 vatų, bet čia maksimaliai. Tuoj žvilgtėsim, minimalus gal, nežinau, ten iki kilovatų bus. Čia padėti. Taip. Jo, čia pilni akumuliatoriai, tai čia ir dėl to nieko nekrauna. Dabar įjungsim. Gaila, kad inverteris ūžia, kada įjungi. Kartais nervuoja tas ūžimas. Neūžia? Ūžia. Ir kas čia pas mus? Nuliai pradės. Tak, galingesnį. O 12 amperų. Čia beveik maksimumas. Va čia maksimumas eina. 13-14 amperų. 11,9, nu jo. 11,8 volto sodina akumuliatorių. 2 kilovatai. Ką norėt. Minimo. Čia. Atsistato. Viskas liuks, viskas veikia. Tada gerai, tada reikia bandyti laidą, jeigu ieškosim. Tempsime kažkur namo, bandysime namus pajungti. Pasėda truputėlį man 12,5. Tuo dasikraus 12,6, atsistatys. Inverteris 2,5 kW. Nežinau, ilgą laiką jisai sakė, čia ne tas maksimumas, kai būna kiniečių rašo 2,5, o iš tikrųjų kilovatą su biškį. Ne, sakė, jis apie 2 kilovatus traukia ilgai. Taip kad va, dabar 2 kilovatus buvo jungęs, neišmušinėja normaliai. Nes kada netraukia, išmuša. Ten buvo tas, pas mane silpnas yra 600 vatų, aš buvau pajungęs 600 ar 700 iš karto. Atsijungi vieną žodžiu, netempia. Taip. Nežinau, čia dar reikės žiūrėti pagal internete kokią instrukciją. Gal dar čia, pareguliuoti reikia, ką reiškia va šitie visi skaičiukai. 14,2 čia maksimum krovimas iš saulės panelio. Čia 12,5 čia yra, jeigu ne daugiau, ar kaip čia išėjimas vienu žodžiu turi būti, 12,5 turi būti, kad išėjimas jungtųsi, veiktų, vienu žodžiu čia kas. O čia, čia yra atsijungia, kada akumuliatoriai iki 10,7 nukrenta, kad neiškraut pilnai. Kas čia dabar? O čia man atrodo akumuliatorius nustatymas, koksai pas tave. Čia tik 3 variantai. Čia irgi su išėjimu surišta. Čia nežinau, čia su akumuliatorius, gal kas čia. 7. Nustatymas laikas, kas čia Celsius. Čia kiek vienas žodžiu, nesvarbu. Dar reikia įsiaiškinti per Wi-Fi, kaip įsijungti. 15 amperų duodam. 15 amperų, o maksimum jos gali pas mane 8,5 amperų viena. 8, 17, 34 amperų visos 4, bet čia nerealu, taip nebus niekados. Tai 3,4, tai kažkur tai 25 maksimum gali duoti vasarą, tarkim.
Nes kada buvo 2, jos 17 maksimum, tai vasarą davė 15. Nu tai reiškia 4 duos 30 amperų maksimaliai, bet čia trumpą laiką, o taip tai 25-7. Tai užtenka pilnai, kad gyventi. Vienu žodžiu patikrinau, ten viskas gerai, akumuliatoriai pakrauti, tai čia nekrauna. Čia užsiiminėjau vos prisijungiau prie šito, prie Wi-Fi, prie programėlės. Iš pradžio atsisiųs neleido. Žinai, pas mus viską blokuoja Lietuvoj. Vis tiek atsisiunčiau ir va tai prisijungs. Na tai, kas dabar, kur jis dingo? 93% rodo kažką tai. Vėl vienu žodžiu jisai nesąmonės rodo. Jis turi persikrauti. Gal jis atsijungia. Nu, gerai, nėra laiko eina. Rodė normaliai temperatūrą viską, voltažą viską. Dabar vėl prasidėjo. Einu stovėti. Va, vienu žodžiu prijungiau. Perkroviau. 18,3 temperatūra dabar. Nu čia, kur šitas prietaisas. Taip, krovimo nėra, nes aš čia išjungęs. Accumulate Power Generation. Kaip supratau, 2,3 amperų valandų įkrovė į akumuliatorius. Kiek ten žaidžiau šiandien? 12,7 baterijos dabar. 71% kažkodėl. Nu, gal ir tiek ir bus, reikia krauti, todėl kad vienu žodžiu pajungiau, krepšiausi čia. Pajungiau pusę namų, daugiau kaip pusę akumuliatorių. Dabar, kol krepšiausi, jau ir saulė dingo. Dar biškį davė čia, dabar jau kiek čia valandų. Po 6 jau. Po 6. Vienu žodžiu atėjo vakaras, aš čia krapščiausi, pajunginėjau pro atvirą langą, aš kišau prailgintuvą, reikia jį kažkaip kitaip, vienu žodžiu, pajungti. Laidus įkišau ant greičio ir vat pajungiau. Reiškiasi 0, ta vadinama fazė, iš inverterius čia ateina laidas, nu, įžeminimas. Laikinai tai pajungiau šių porą laidų. Ir viskas, vat, visa šita apačia, reiškia, čia automobilį krauti kol kas nejungiau, nereikėjo krauti. Reiškia, va čia vonia, laukas, čia kitas laukas, rozetė čia, reiškia, kas čia, pas mus nežinau, koridorius, neatsimenu, ten kambarys svetainė, šitas pagalbinė patalpa ir katilinė. Va, viskas, va čia nuo akumuliatorių, ką pakrovė saulė, dabar įmu. Nu, antrą liniją, čia jau elektros tinklai, kadangi ten yra virtuvė, galingi prietaisai, skaitlentė, tai šitie porą akumuliatoriukų čia nepatems. Tai vat yra susidūrus tokia problema, nedidelė. Jeigu iš tinklų žiūrint, ateina 225, 226 multimetrų pasižiūrėjus, o čia 210. Aš įtariu, kad čia laidas šitas tai storas. Aš įtariu, kad va čia ateina prailgintuvas, čia jis kažkur 10 metrų gal daugiau. Jis plonytis, 1 kvadrato skersmens tik tai. Tai dėl to nuostoliai yra. Aš man atrodo, kad dėl šito rytoj pakeisiu, pabandysiu, bus saulė, toliau krausis, va tiesiai nuo saulės, pažiūrėsi, kaip ima, nu kaip reaguoja prietaisai, visi sujungsiu lempas čia visas. Ir laidą storesnį, reiškia, prailgintuvą paimsiu storesnį. Man atrodo, nuo šito. Vat. Nu bet va, pirma pradžia yra. Nu, pradžia sunki, kada nėra galimybių kol kas taip greit padaryti. Laukia, ten yra svarbesnių darbų negu čia ta elektra. Už elektrą mes nedaug, ten mokam 50-60 eurų kažkur tai į mėnesį.
Tai va tokie reikalai. Žiūrėsim, kaip čia, kiek čia išlaikys akumuliatoriai. Nu, laiko kol kas dar rodo, kad apie 60% jų yra. Nu, galima pažiūrėti, iki ryto palaikyti, nenusės gal iki 0. Kitą dieną pastačiau krauti, visą naktį neišbuvo, pritrūko energijos, iki kažkur 3 nakties užteko. Tai buvau pajungęs pusę namo. Kas čia pas mus rodo 15 amperų. Ateina 13,5 volto. Čia ką rodo? Kur jis įsijungia, ko čia? Ai, pasikrovė. Tak. Nu jo, 42 temperatūra. Nu jo, šilo. Kas čia pas mus? 86% baterija. Aha, 3,7 ampervalandos pakroviau šiandien. Nu ir biškai vakar kur kroviau. 15 amperų. Bandžiau prisijungti, čia per Bluetooth'ą. Tik tai, o bandžiau prisijungti per šitą Wi-Fi neišeina. Kažko man neprisijungia. Nežinau. Na, galvosim. Dabar reikia pastatyti kamerą krauti. Užsiimsim kitais darbais, jau trinkelės ten dedam, nu pjausiu. Pjausiu gabaliukus, dėsiu. Taip. Aha. O, šitas pasikrovė, gerai. Kita diena. Kraunam toliau panelėm akumuliatorius. Jau šitos pakroviau ir anos mašinos pakroviau pilnai nuo saulės. Dabar 2 amperius duoda. Per vidurį 2 amperai. 1,9. 78% pakrauti akumuliatoriai namelio. Kažkiek procentų šiandien pakroviau. Rytoj pratęsim krovimą. Čia atkraunam viskas batareikas. Telefonus. Žodžiu, super. Nereikia savo naudoti elektros. Aišku, čia smulkmena, bet vis tiek. O užsiminėjom kitais darbais. Vita visas šakas sutvarko. Sutvarko visas šakas. Visus krūmus apginėjo. Išdraskiau. Dar reikės kriaušę. Tai jau kraunasi į stogą šaka. Kur? Ai tenai? Aha, taip pat įpiliu. Ai, nu jo, reikia. Gal ne visą, ten mažutę kokią? Nu, žiūrėk, kiek ten jos palikti, kad ant stogo nesibaladotų. Nu jo. Pasodintos rožės. O mes susiėmėm toliau. Šiandien pabaigiau visą šoną. Pripjoviau. Nu, vakar pradėjau šiandien. Va taip gavosi. Va taip. Dabar čia kankinamės. Po lopinėlį. Nes čia tas posūkis sunkiausias dalykas. Paskui jau lengva. Va taip bus. Oras leidžia. Labai gerai. Įdomu, kiek šiandien laipsnių buvo. Bet šiandien 15 nebuvo šilumos. Kokie 12, gal 13, jo? Nu, gal ir buvo, žinok, aš čia stovėjau, per karštą jau buvo su šito treningu. Tai va. Čia dar reikia pabaigti. Atliko truputį va šitą senelį apkalti lentutėm. Nu, va, kaip va čia. Pritrūko lentų. Čia kada čia užpernai gal. Vak pernai nebuvo laiko, nenupirkau nuo tos vietos. Reikia dakalti. Ir palangę visur. Nu, lentą nupirkti. Ir, kaip sakant, lubos. Nu, lubos tai kada nors. Nedė. O po to galima išlyginamą mišinį užpilti. Ir tas tokias parsiduoda tokias, nu, plastikinės, ne plastikinės lentutės, tokias 4 taip, 4 taip.
Darbų netrūksta. Vakaro turbūt viskas, baigėm darbus. Dar va tiek truputį padariau. Rytoj nežinau. Čia gal padarysiu. Nu, o ten dar reikėtų ruošti. Gal kažkiek ir ten dar spėsiu, pažiūrėsiu. Jo, sunku čia tas posūkis, nei normaliai čia kažką taip prisirišti. Tai va, reikia tvarkytis. Namuoti, vakarieniauti. Saulė pasislėpė, 0,3 ampero. Rodo, kad krauna viskas, jau galima išjunginėti, nes daugiau nieko nepakraus. Vakaras. Viskas, saulės jau nėra. Čia tie akumuliatoriai pas mane. Šitas dar stovės. Batareikos kokie iki vakaro čia. Taip, žiūrėsim, kiek čia pas mus. Tai buvo 71 procentas iš viso, iškėsi. Iš pradžių parodo daugiau, po to truputį krenta po biškį. Tie namuko akumuliatoriai 3 pakrauti ant 71 procentą. Normaliai. Principė rytoj turbūt ir dakrausiu. O jie matosi. 71 procentas jau net. Ir tai turbūt spės pasikrauti, jeigu bus saulė, tai bus gerai. Tai viskas bus visi 5, ne daugiau, 6, 7 akumuliatoriai pakrauti. Per 2 dienas geras. Vat.